Tu manai, kad Kijevo kotletas nesveikas, spausk širdelę ir skaityk aprašymą bei žiūrėk video. Aš tau pasakysiu, kaip pagaminti sveikatai palankiausią Kijevo kotleto versiją. Naudok vištienos filė. Jinai neturės perteklinių riebalų. Taip pat Kijevo kotleto neapvoliok džiūvėsėliuose, naudok kukurūzų dribsnius, kurie yra be pridėtinio cukraus. Į vidų dėk gerą sviestą, o ne kokį riebalų mišinį. Kijevo kotletas bus be perteklinių blogųjų riebalų, bus negruzdintas, neskrudintas riebaluose, neturės glitimo, nes kukurūzų dribsniai ir miltai neturi jo. Ir tada labai paprastai vištienos krūtinėlę įsimarinuok su mėgstamais prieskoniais, į vidų įdėk truputėlį sviesto, gali ir žolelių įdėti, gali būti ir su žolelėm mišinys, su pražolėm, krapais ir panašiai. Tada įsuk sviestą, išvoliok miltose, įdėk į kiaušinio plakinį ir apvoliok pasmulkintose tarp rankų kukurūzų dribsniuose ir įdėk į karšto oro grūdintuvę arba kepk orkaitėje. Žinoma, tikrai valgydamas Kijevo kotletą su fry bulvytėm sveikatos nepridėsi, bet svarbu, kad pusę lėkštės tavo sudarytų sveikatai naudingos daržovės, spalvotos, su daug sveikatai naudingų komponentų. Daugiau mitų ir tiesų sužinok sveikatai palankus, prenumeruodamas naujienas ir būk pirmas, kuris sužinos naujausią informaciją ir tai padės tau išsaugoti sveikatą ir normalų kūno svorį.